radijas. Taip lauktai ir nelauktai iškrito pirmi lietaus lašai. Sveiki visi! Su jumis, kaip ir kiekvieną antradienį, po 2 pamokų sveikinasi 2 aukšto radijas. Ir aš, jo vedėja Ugnė, nekantrauju pristatyti jums visas buvusias, esančias ir praėjusias naujienas. Praeitos savaitės senienos. Lapkričio 6 dieną nuo pat ankstaus ryto saldi ir kvepinti pyrago akcija nuvilnijo per visus gimnazijos aukštus. Mokiniai vaišino ne tik draugus, mokytojus, bet ir kitus gimnazijos darbuotojus. Pirminiais duomenimis pranešama, kad mūsų brangiai trečiokai gimnazistai buvo tokie išalkę, kad padėklai su pyragais spėdavo atkeliauti tik iki jų rankų. Mielieji trečiokai gimnazistai, ateikite į mokyklą pavalgę. Praėjusį savaitgalį prasidėjo rajonų vyrų salės futbolo pirmenybės, kuriuose dalyvauja Varnių miesto vaikinų komanda, kurios pagrindą sudaro mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai. Sekmadienį vykusiose pirmose varžybose prieš Mažeikio Olimpo centrą mūsų komanda iškovojo super gražią pergalę rezultatu 7-3. Eligijus Gudauskas ir Eimantas Mongirdas įmušo po 1 įvartį, o kiti komandos dalyviai sumušo likusius įvarčius. Sveikinam! Kitos varžybos vyks šeštadienį Telšių sporto ir rekreacijos centre. Su liūdesiu visiems pranešu, kad savo pareigas, tai yra sveikatos komiteto pirmininko pareigas, paliko gerbiamas Lukas Taurozevičius. Linkime stiprybės. Štai. O dabar noriu visus nustebinti. Mūsų aplankė garbingas svečias, gimnazijos prezidentas Viktoras Stonys. Labadiena, Viktorai. Sveika, Ugnė. Visų pirma, noriu paklausti, kaip jūs jaučiatės pas mus studijoje? Ar nejaučiate diskomforto? Visų pradžiai dėkoju iš kvietimą, bet šalta šiandien. Malonė aplinka, bet džiaugiuosi, kad aš šiandien čia. Malonu girdėti. Kaip vertinate mūsų gimnazijos mokinių aktyvumą įvairiuose renginiuose? Na, aš džiaugiuosi, kad dauguma vaikų apsilankė mūsų renginyje Naktis mokykloje. Bet žinote, mūsų mokykloje kaip užburtas ratas. Motyvuoti nemotyvuoja nemotyvuotų, o nemotyvuoti nemotyvuoja motyvuotų. Viktorai, tu užgimęs būti filosofu. Dėkui iš komplimentą. O kaip manote, kaip tą aktyvumą reikėtų padidinti? Kokių mums priemonių reikia imtis? Manau, kad mūsų svarbiausias siekis yra, kad motyvuoti vaikai motyvuotų nemotyvuotus vaikus, kad šie taptų motyvuotais. Tai paprasčiau užsinorintų. Nuostabus sumanymas. Dėkui. O šiaip, Viktorai, kaip jums sekasi būti mokyklos prezidentu? Ar tai didelė atsakomybė? Kaip sutarėte su prezidentūra? Gal turite papasakoti, ką nors intriguojančio apie mūsų prezidentūrą? Gaila, bet neprisimenu nei vieno iš jūsų išvardintų klausimų. Tai galiu pasakyti, kad viskas gerai. Džiugu girdėti. Taip. Na, ir atėjo metas paskutiniam klausimui. Ko norite palinkėti mūsų gimnazijos moksleiviams? Linkiu jiems siekti motyvacijos ir tuo pačiu tapti užsinorinusiais. Dėkoju, Viktorai, kad atplaukėte pas mus iš Drobūkščių šią vėjuotą ir šaltą dieną. Dar kartą dėkoju jums. Ačiū, kad mane taip nuoširdžiai priėmėte ir linkiu sėkmės šiai radijai toliau dirbti. Dėkoju jums dar kartą. Viso gero. Iki. Šiandienos naujienos. Šiandien kaip niekad džiugi diena yra Andrėjui, Leonui, Vaišviltui, Gelvydei, Andriui ir Evelinai. Nebūkite abejingi, pasveikinkite juos su vardadieniu. Taip pat norime pasveikinti su pasaulinė diena taikai ir vystymuisi. Kas nežino, kas žino, šiandien taip pat yra pasaulinė jaunimo diena ir Lietuvoje gerai žinoma ir visų gerbiamo žurnalisto ir ne tik žurnalisto Algimanto Čekuolio 84 gimtadienis. Šių mums labai svarbių ir brangių švenčių progą norime palinkėti visiems taikos bei ramybės. Būkite laimingi. Sveikinam! Artėjantys renginiai.
Lapkričio 14 dieną Telšiuose vyks krikščioniškos muzikos festivalis Sielos 2015. Detalesnė informacija rasi jų Facebook'o puslapyje. Visus muzikos mėgėjus kviečiame į pianisto Vasiliausko koncertą, kuris vyks lapkričio 12 dieną 11 val. Gimnazijos aktų salėje. Bilieto kaina 1,5 euro. Turi talentą? Dainuoji, šoki, vaidini, deklamuoji eiles, rodai fokusus ar sugebi atlikti įvairius triukus? Eik tu sau! Tai tu esi laukiamas Varnių talentuose! Pirmos repeticijos Varnių kultūros centro salėje jau prasidėjo. Esi laukiamas ir tu! Varnių talentai lapkričio 27 dieną, 17 val. Registruokis iki lapkričio 16 dienos. Visa informacija dėl šio renginio rasi Varnių kultūros centro Facebook'o puslapyje. Skelbimai. Jūsų laimiai skelbimų nėra. Juokauju. Norime visiems priminti, kad nesėdėkite rankų sudėję, o balsuokite ir dalinkitės mūsų gimnazijos nuotrauką, kuri dalyvauja radistų konkurse. Tik bendromis jėgomis galime nugalėti. Nuoširdžiausi sveikinimai Gaudencijai Niauraitei tapus sveikatos komiteto pirmininkė. Linkime produktyvaus darbo. Tamsus rytai, sunku keltis. Suprantu tave. Bet nepamiršk, kad automobilių vairuotojai taip pat žmonės, kuriems sunku ryte keltis ir kad jie apsimiegoja ir ryte gali tave skubančio per gatvę link mokyklos nepastebėti, jei tu neturėsi atšvaito. Tad moksleivi, būk protingas, saugok save ir užsidėk atšvaitą. Nori pasveikinti ką nors su vardadieniu, gimtadieniu, o gal nori pranešti visai gimnazijai svarbią žinią? Lauksime jūsų laiškų prezidentūros Facebook'o puslapyje arba elektroniniu paštu unaglyte@gmail.com. Na štai, nenumaldomai artėja mūsų laidos pabaiga. Iš savo patirties norėčiau visiems priminti, kad kur du pešasi, trečias naudojasi. Ačiū už dėmesį. Antro aukšto radijas.